Tiek daug sveria? Tai normaliai, čia nei daug nemažai, va. Geras šuo, va. Kalbėjau su vienu iš Jessicos aplinkos artimų žmogumi. Blemba, galvoju, ar kalbėt ar nekalbėt. jeigu nenori, galim. Ne, čia paprasta. Ir ten, ta prasme, visi irgi yra, žinai, klijuojama masonai ir panašiai. Ir aš taip pasidomėjau, pasirodo mūsų bent 4 nepriklausomybės akto signatarai buvo masonai. Sako, pusėserė negalime eiti, nes ten kažkas vyksta, subėgo seselė, žinai, užsidarė, neleido eiti. Čia kai tavo apyvarpę apipjaustė. Tai buvau Kalakutus, tada buvau pasiėmęs prostės. Kas? Prostitutė. Klausiame. Labą dieną, čia jūs multiplą parduodat? Da, niekada nebedarom tokių dalykų. Aš sakiau, kad čia bloga idėja. Kas yra žostkas kalėjimas? Su gaidžiais ir su apais žaliais, vėl rudenį. Gerai. Nu. Vakar einam, žinai, Laisvės alėją. Ir girdžiu šaukia vardą kažkas. Ir taip galvą pakeliu. 8 metus jaučiu, nemačiau, toks Marčius Milašius linkėjimai. Labai smagiai pasišnekučiavom. Žiauriai, faina, kas įdomu, buvau prieš porą savaičių kaip tik pagalvojęs apie jį, ir dar ten kelius tokius draugus. Okay. Ir jisai nustebo mane pamatęs Kaune. Sako, kad Kaune, tipo, kažką, žinai. Ir jisai sako, aš galvojau, tu Vilniui. Ir aš taip, okei. Kažkaip pradėjom šnekėti, kodėl tu, žinai, čia taip. Ir jisai sakė, nes podcastai ne Kavenskų dalykas. Geras. Tai labai faina, kaip supratau, žiūrėjęs. Okay. Kaip faina, šiaip faina pamatyti buvo. Filmuojame? Ne. O tai ką, sakai, kad komplimentą kažkokį pasakė, ne? Ar nesakė? Ne, sakiau, kad paminėjo. Tiesiog smagu, kad žiūri, ne? Kad ne Kavenskų dalykas. Šiaip jo, ką žiūri podcastų visi Vilniuje, o Kaune. Šiaip rimtai, aš galvoju, iš Kauno kas nors podcastų. Basket News ne Kaune įsikūrė? O, nežinau. Kur ką šias podcastą dar? Tasgi Pravaltūras buvo bandę daryti podcastą, tai jam atrodo tikrai Kaune filmavo, bet ten jie porą serijų padarė ir kažkaip numetė. Pravaltūras su Lastausku išvaro į užsienį, mačiau, į Indiją. Tai jau yra, man atrodo. Jau išvarė, ne? Kad kažką mačiau filmų. Nežinau, kol važiuos. Ką čia vandenį geria? Kaip durnelis. Kur monsteris? Šiandien kiek galima? Biškai reikia. Kiek jau užgeri šiandien? Negeriau šiandien. Eik tu. Melagėlį mikėtų. Negeriau šiandien. Ne, reikia kartais biškai organizmą. Duot palisėtą, ne? Ką pradedam? Vaistukus aš dabar geriu. Vaistus geriu? Jo, nes buvau pirmadienį pirmumojim. Tai gal pasisveikinam su publika? Zdarovo. What's up? Geri fruktai grįžo, biškelį, sakėm vasarą filmuosim, darysim, bet kažkaip nelabai. Praėjus vasarai tik tai grįžom. Praėjo vasara. Bet grįšim su trenksmu. Kiek medžiagos turėsim, kiek intervų turėsim, visko, seniukai, kiek turėsim visko, ne? Pritark man, blėt. Blemba, aš nežinau, ten tas kiekis, prifilmavom. Ne, bus, turim ilgą sąrašą. Jūs tik žiūrėkit, tik laikinkit. Įdomių fainų žmonų. Žmonių visko turėsim. Man liežuvis ko tai šiandien pinas, aš nežinau, ar čia, kad ilgai nekalbėta. Jaudinės. Jo, gali. Taip, tai žodžiu, Gysla, Rokas Bauba, vadinkim taip. Bauba. Spurga, šiandien Spurga su kelnaitėm, nes biškel serga, tai... Bet viskas gerai, nemirs, viskas to. Važiuojam Jessica, įdomus dalykas su Jessica. Koks? Čia ta pačia Jessica? Ta pačia Jessica ir su Ba. Buvau į kalnus išvaręs. Vėl į Lenkiją. Jo, Zakopanė. Bet ką to į Lenkiją? Paskui pakalbėsim apie Lenkiją. Ne, ten apie Lenkiją nėra ką kalbėti, ten viskas gerai. Biški kažką gal apie Zakopanę, bet žodžiu valgiau restikę Zakopanį. Ir taip sakė, žiūrėk, šaibą. Pasimečiau toks. Šaiba? Jo, nesupratau iš pradžių. Ką ten klaupsi? Kepurė. Nesupratau iš pradžių, bet šai ir ba. Šaiba. Taip, supratau. Aš nežinau, ar mes turim Lietuvoje, Amerikoje tas yra populiarus, kai aktorių sujungia neįmus ir padaro vieną ten. Kokie ten buvo? Brandžolina, jo, ir panašiai, aš nežinau, ir mes ar Lietuvoje turim tokį, bet Jessica ir Ba, Šaiba, geras. Bet čia be jokio žaidimo, ta prasme, iš tikrųjų, tiesiog žodžiu, garsų žaismas. Ir pasisuku, spekas prie gretimą staliuką sėdi. Lenkijai. Tipo sėdi porelė, ne? Jessica su Ba. Su Ba, jo.
ten... Aš kaip normalus lietuvis prie Ne, Lietuva, seniukai, o! Ne, ką tu žinai, nu tai žmonės gyvenimą gyvena, netrukdysi, bet smagu buvo pamatyti, žinai, kad su Lietuvos žvaigždėm susiduri ne Lietuvoj. Toks. Ten toks... Koks mažas pasaulis. Nu, šiaip žiauriai fainas restoranėlis ten. Tai va, tai čia va, nu, va tiesiog va, toks pastebėjimas. Okay. O tu skaičiuosim šiandien, Jessica? Aišku, skaičiuosim, Jessica, kaip visą laiką, mūsų tradicija turbūt. Aš kart gal ir nori? Davai, galim paskaičiuoti. Man labai įdomu, kas pavasaras pas Jessica. Organiškas podcastas bus, va, iškart. Gerai, tai žodžiu, Spotify'aus topai. O tai ir topus apžvelgsim, ta prasme, kas pasaulyje? Na, žinai, kažką, aš tikrai kiekvienos dienos neanalizuosiu, bet pažiūrim, kaip Jessica sekasi mūsų ir prie to pačio, kas taip naujo Lietuvos padangėje ir galbūt net pasaulio su muzika. Davai, važiuojam. Kad jau pradėjom, ne? Gerai, nu tai ką, tai tradicinis žaidimas mūsų, kiek Jessicos dainų yra Lietuvos top 50 Spotify programėlės. Bet šiuo momentu pirmoji vietoj ne Jessica. Tu man pasakyk, spėk, Jessica, ne Jessica. Aš spėju, kad nebe. Pavasaras. Nu. Seniai, aišku, Jessica. Aišku, Jessica, jinai nenugalima yra. Viens. Gerai, nu tai jo, pirmoje vietoje yra Jessica daina Apkabink. Galiu paminėti antroji dainoje Doja Cat Paint the Town Red. Šitą dainą noriu paminėti dėl to, kad jinai pasižiūrėjau ne tik Lietuvoje topus, pirmose vietose, bet ir pasaulyje. Pirmose vietose? Pirmose vietose, jo, šitą. Aš nežinau, neklausiau tas dainos, bet... Bet pas mus jinai antroji vieta. Pas mus antroji, jo. Matai, Jessica pasaulinė žvaigždė. Trečia daina topė kokia? Mikutavičius naują paleido, Mikutavičius gal? Ne, bet ne jisai. Nežinau tada. Jau kurį laiką jinai yra pas mus topuose. Iš lėto leidžiasi saulė. Taip, šita daina. Ačiū Dievui, praeitą kartą buvo, man atrodo, pirmoji vieta ir antroji. Nežinau. Nu, tai žodžiu, trečioji ir aš tikiuosi, kad jinai tik kuo tolyn to žemyn eis, nes nepatinka man ta daina, bet čia mano asmenės problemos. Gerai, lenkiam pirštus. Jessica, ne? Vieną turim. Žiūrim toliau, Jessica, 8 vieta dėl tavęs. Nu. 12 vieta, šokam lėtai. 13 vieta, tyliai pakuždėk. 15 vieta, rugpjūtis su Jaručiu. Nu. 17, nieko. Toliau 23 stadionai su Roku. O, G-versionas biškių išlindo, gerai. Ai, neįdomu. Ne, žiūrėjau, Jessica apsileido. Ai, ne, 45 vieta, pasaka daina. Ar turėsim lygų kaip Kiek dabar yra? 8, trūksta vieną iki praeitą kartą, kad 9 būtų. 8. O, Jessica, Jessica pasitemp, naują dainą kokią iššauk. Nu. Tai va, Jessica. Ką čia daina, visą albumą? Blema, neseniai jau išleido. Duok žmogų irgi palsėti. Kalbėjau su vienu iš Jessicos aplinkos artimų žmogumi. Sakė, Jessica belenkiek darbo yra, tas seniai vos spėjo per konsus važinėti, suktis. O nėra, kad ne areną planuoja dabar, Šito nežinau, bet sakė, dirbo žmogus, kala šaibas, tai juodai. Čia iš labai artimos aplinkos girdėjau. Kala šaibas po kalnus važinėja. Šiaip galėtum, Jessica, iš pirmumo mes čia tau promautinam, tai, parem Patreonę ar kažką. Man ir tai, mes Patreoną neturim. Contribute turim. Opa! Jessica, laukiam tavo investicijos į mūsų gerbuvį. Tai va, tai kad jau pradėjau apie muziką, galiu tada aš toliau užsimesiu, apie ką aš noriu apie muziką pakalbėti. Davai, pasikalbam. Jeigu tau taip tinka, panai. Man tinka. Man tinka. Išėjo vienas toks naujas gabalas. Lietuvių? Ne lietuvių. Atsimenu, aš kažką sakiau, kad laukiu Justin Timberlake'o ir Timbalando albumo, nes jie planuoja. Minėjai. Tai aš jo labai laukiu, bet dabar nustebino, išėjo Timberlake'o, Timbalando ir Nelly Furtado nauja daina. Šitas trio... Timberlake'o, Timbalando ir Nelly Furtado? Taip, šitas trio yra jau buvęs. Ten, pavyzdžiui, kokia ten daina jau buvo trijų, labai žymi, Nepromiscuous Girl. Karočią buvo. O Nelly, jinai dar daro kažką? Daro. Ne, aš buvau seniai, aš palaidojęs ją buvau. Ne, gyva daro. Tai va, išleido jie gabalą tryse ir žinau, man kokia atgaiva, kaip aš klausau tą gabalą, man žiauriai patinka. Dėl ko? Tas gabalas, jo stilius yra visiškai, ką darė Timberlake'as, Nelly Furtado, Timbalandas, ten 2000
5 kokie metai, 6, žinai, va tokie. Tai va aš Furtadą iš to periodo atsimenu tik tai. Man realiai va tas laikotarpis muzikos, ten iki 10 metų, man ten buvo, ten mano muzika, mano, kaip sakyti. Aš žinau, kad tau sunku, davai Tikrai, jai neįdomu tavo patogumas. Žiūrėjau, man tas laikotarpis buvo muzikos prasme aukso amžius, ten mano muzika buvo. Ir dabar jau, kaip jau praėjo tas laikas, aš kažką randu klausyti, kažką ne, dažnai klausau to laikmečio muzikos. Ir dabar išėjo tas gabalas visiškai, va tas laikmetis, tos melodijos, tie bitai, tas Timbalando, tie visi, come on. Visa stilistika. Jo, ir, man nėra ypatingas tas gabalas, bet... Man čia Furtado vokalas labai patinka. Labai, jisai turi išskirtinumą, tokį mielas toksai. Jinai su Swollen Members grupė, va irgi kažkas apie 2.5, 2.4 buvo išleidę. Kanadiečiai, ten toks Prevailas ir Matt Child. Mocha Only buvo... Matt Childas buvo grupė kažkokia, ne? Jie ilgus metus, tai Mocha Only buvo vienas iš įkūrėjų. Mocha Only, žinai? Seniai klasikas. Nežinau. Jo, tai jisai, bet jis Mocha Only nusimetė ir paskui liko Matt Childas, Prevailas ir Rob the Viking beatmakeris. Tai va, ir jie žiūri gražų gabalą turėjo, aš tau parodysiu. Jo, paskui įdomu pasižiūrėti. Tai va, tai žodžiu, šitas gabalas man dabar non-stop aš jį klausau ir girdėjau Lietuvoje per radijas groja, jau tikrai gražus, tvarkingas, toks... Trendina pasaulį. Į topus neatkreipiau dėmesio, bet per radiją Lietuvoje groja, tai reiškia groja ir užsienį, tikrai. Bet šiaip, žinai, tokie vardai. Nes čia... Taip, ir aš labai tikiuosi, kad daugiau jie pavarys to. Ir šiaip aš pagalvojau, galbūt, žinai, kaip mados karts nuo karto grįžta. Ja. Gal grįžta ir tas stiliukas toksai. Aš labai tikiuosi, aš labai norėčiau, aš Timbalandų labai pasilgau. Jis gyvas, jis daro, bet jis tokį... Ja, ir Timberlandas paleidžia trepinį albumą. Tegul daro. Tinka man. Skrt. Jau, come on. Tai va, daugiau... Turiu... Naujas mano muzikinis atradimas, atradau naują muzikos stilių. Aš tokios muzikos klausydavau, tik nežinojau, kad tai yra atskiras muzikos žanras, pavadinimu Jersey Club. Čia stilius taip vadinamas? Muzikos stilių Jersey Club. Gerai. Žinai, kad aš mėgstu šlamštą klausyti. Jo, bet aš tau kontrolinių klausimų. Tai Jersey Club ką su New Jersey turi bendro? Ten New Jersey gimė tas stilius, jis kaip klubinis, tai yra maišytas hip-hopas su hausu, greitas labai tempas, labai daug samplinimo ir prikarpyta, dažniausiai tas stilius naudojamas remixam daryti. Okay. Tai nėra, kad atlikėjai ant tokios stilistikos instrumų kapoja? Bent jau ką aš dabar klausau, tai girdžiu vien remixus. Arba ten iš kelių gabalų mashupai pridaryti, arba paimta kažkokia frazė, jinai prikarpyta yra, galėsiu įdėti porą sekundžių pavyzdžių. Tai va. Ir man patinka tokie, kai būna bardakas, garsai riebus, bitas, trankus, tokie. Tai yra elektroninės muzikos žanras, hip-hopas maišytas, sakykime, su house muzika tokia, vat, ir tas stilius atsirado apie 2000-uosius pasirodo, netgi aš tik tai vat, po 23 metų atradau tą muzikos stilių. Ir jis ten maišosi, ten yra visokie atšakos ten tos stiliaus, bet vat, man atradimas. O jis kokiais bruožais pasižymi? Minimalistinis? Ne, ten visiškai maksimalistinis. Savo, greitas tempas, vokalas prikarpytas, tas bačka kikas eina kaip ten trioliam, kaip vadinasi. Man atrodo, kad teisingą terminą panaudojai šitoje vietoje. Tai neatsimenu. Toks labai greitas, labai riebus. Šiaip muzikos garsų nėra baisiai daug. Pagrindė bačka, beisas ir samplai eina kažkokie. Klap. Ten, ir daug ginklų. Šaudo ten ginklų. Toks vardakėlis. Ant kiek neskamba kaip New Jersey dalykas. Čia sakyčiau Bronxe kokiam. Tai aš vienam savo draugui važiavo mašiną, ten Marius iš Anglijos. Jo. Jisai šiaip tokio rokelio visokio klauso, žinai, tai sakau, žiūrėjau, paleistis, biškai išgėręs jisai buvo, žinai. Klauso, žvengia, sako, o tai kada čia muzika bus? Čia muzika? Čia tipo, va, taip, čia muzika? Čia jau muzika? Jo, sako, čia yra muzika. O nėra kažkas panašaus į MC Bin Ladeno bololo? Panašu, labai panašu. Ir ten biški vėl kita, ten kaip ta pakraipa muzikos.
Nu, ten. Bet yra panašu, labai. Ne, nes iš to, ką pasakoju. Irgi tie ginklai ten girdisi visokie. Sakau, tie stiliai šiaip dabar, nu, labai sunku atsekti, labai viskas maišosi, žinai, nėra griežtų tų ribų. Tai... O gerai, sakai, dominuoja remixai. Yra kažkokia žinoma ahuienai gabalo remixas, kurį galėtum parekomenduoti, žiūrėjau. Sen, nesu aš ekspertas, žinau, kada to stiliaus. Tai, nu, bet iš to, kad klausytek, ne? Nežinau, ką tau pasakyti. Aš atsirinkęs, nežinau, ten iki 10 dainų. Gal Shakira kokį nors. Palauk, buvo, bet dabar, nu gerai, iškirpsim jau ką, kol aš čia surasiu. Tarkim, va, mano playlistė. Tu pasidarėjai atskirą to stiliaus playlistą? Ne, aš turiu savo playlistą, kur dedu visą tą savo šlamštą. Ir vieno... O galima gauti nuorodą, nes tavo šlamštė būna kitą kartą tokių labai specifinių gabalų. Tau galiu duoti, nu, žmonėm aš nemanau. Gerai, yra Spotify playlistas pavadinimu Hard Man. Sunkus vyras, stiprus vyras, nežinau kaip verstum. Tai ten mano rinkinukas ir... Žinok, tai nenoriu gaišti laiko, nežinau, bet yra ir žinomų dainų, tikrai girdėjau. Okay. Yra, pavyzdžiui, gabalas How About That vadinasi. Čia atsimeni, buvo tokia merga Cash Me Outside, How About That ant YouTube'ai, kuri dabar reperiai yra ta merga. Tai paimta jos tą frazę Cash Me Outside, How About That, How About That. Ir ten prikarpyta, tas vėl... Ten tie garsai tokie. Geras. Arba dainava She Loved This Dick. Yra ta frazė, kad to She Loved Dick. Negalvoji padaryti lietuviškų tą stilistiką? Aš galvoju ir turiu daug idėjų, bet esmė tokia, kad aš dabar biškelį nuo muzikos nutolęs esu. Man daugiau dėmesio noriu skirti filmavimam. Tai tas idėjas aš užtrašau, dedu, bet kol kas... Ko lauki? Instrumų lauki. Tai vis tiek nieko neįrašysiu. Bus instrumų įrašysiu. Ok, einam toliau prie muzikos naujienų. Taigi dar vieną naujieną. Paleidom gabalą. Mūsų kanale šitam Baubo Media, mūsų tas kanalas kilęs yra nuo muzikos. Tai ką mes darom su muzika, karts nuo karto įmetam į kanalą. Tai dabar metus brandintas gabalas, galim sakyti. Kol prabus, jo. Čia atlikėjas Du, mano brolis, reperis. Tai čia kaip ir duetas yra mano ir brolio, mano muzika yra, suvedimas, viskas idėja. Brolis repuoja, brolio tekstas, labai geras gal, aš taip norėčiau, kad jį paradęs pagrotų, bet, ir jisai, tikrai toks tinka šokiam, tinka judesiu, kas jis narglis rau? Ne, draiškam, žinai, nesiniai atsikėliu. Tinka judesiukui, įdėsiu čia fragmentą. Įdėjau fragmentą. Tai tikrai susiraskit, veskit į YouTube, kol prabus, labai geras, gal labai gražiai skamba mašinoje, žemi, viskas aišku. Ten suvedimas, mano, sakyčiau, vienas geriausių. Vienas profesionaliausių, jo pasidarbuoti, bet ant terliojus, jo, tu mat kaip ilgai, ten jau kompas man nebepavilko galiausiai, kiek ten visko pridėta, kaip ten viskas nušlifuota, sudėliota gražiai ir panašiai. Tai va. Kas dar iš muzikos pasaulio? Žinok, viskas, aš taip lengvai kažkaip... O Jėzus, matai, iš lengvų tempų įbėgai su grįžtuvės. Kitaip negu mano kūnas, šiandien mano tema yra lengva. Okay. Oi, koks išmintingas aš yra papau. O šiaip vasaros pabaiga tavo sunkiai buvo? Dėl svorio vėl čia mano? Ne, ta visa nemaloni situacija. Blemba, galvoju, ar kalbėt ar nekalbėt. Jeigu nenori, galim... Ne, čia paprastas, kaip žemiškas dalykas, mirė močiutė mano, visi mes mirštam. O kaip čia sakyti, pagarba, linkėjimai, kaip sakyti? Amžinatilsį. Kaip čia sakyti, pagarba, linkėjimai? Biškų, tikrai, aš humoro nedarysim iš to, aš tiesiog gal... Pats situacijos kalambūriškumas? Ne, aš tą žodį bandžiau atsiminti ir nefantasmagoriškumas, grotestikiškumas, yra žodis man vis... Tiesiog buvo visoje tą situacijoje tokių juokingų... nenoriu kalbėti, žinok, nėra labai ką kalbėti ir... Skipinam tą temą. Gerai, aš matau labai trumpas bus mūsų sugrįžimas. Žinai kas... Tiesiog buvo tokių situacijų, kai... Gerai, pakalbam. Aš buvau, kai mirė močiutė mano ten, tiesiog, mano akise jinai mirė, bet
labai keista buvo viską žiūrėti ir kartais, žinai, liūdna viską, bet kartais viduje toksai netgi, kai kurios situacijos tokį viduje juoką kėlė, bet juoką kėlė iš tos pusės, kad koks pasaulis yra kartais žiaurus, bet kartu tuo ir juokingas, žinai. Pavyzdžiui, aš atvažiavau jau aplankyti močiutės, nežinojau, kad jai blogai bus, ir ačiū Dievui, kad spėjau dar pamatyti ją, ir buvo mano pusseserė jau. Buvo ir mama, bet mama kažkur buvo trumpam išliekusi, buvo pusseserė, koridoriuje jinai kalbėjo telefonu, atėjau, sakau, kol tu kalbi telefonu, naisiu į tualetą. Grįžtu iš tualeto, sakau, galime eiti pas močiutę. Sako, pusseserė, negalime eiti, nes ten kažkas vyksta, subėgo seselė, žinai, užsidarė, neleido eiti ir mums, žinai, baisu, galvom, jau kažkas močiutė. Paskui ten biškai pradarytos durys buvo, matau, kad prie kitos, žinai, palatoj močiutės ten kažkas vyko. Ir sėdim, ten kažkas brazda, viskas išveža juodą maišą, žinai. Ir, blema, jausmas nefaina, žinai, juodas maišas, mirė ten palatoj. Ir pusseserė sako, aš ką tik ten buvau, ta močiutė ten buvo, dar kažką sakė man, tipo, ir... Krykštavo. Ne krykštavo, ne, ten sunku buvo, bet, tipo, ir išėjo pakalbėti telefonu, viskas nebėra. Labai įdomu buvo stebėti, kaip viską tvarko, subėgo, ten, nežinau, 4-3 seselės, ten ją, greit išvežė, viską greit pis, ten į tokius specialius geltonus maišus, tas ženkliukas biohazard, žinai, visus jos daiktus sumetė, išvalė, išdezinfekavo, naują lovą, viskas, ten 5-10 minučių žmogaus nebėra gyvenime, tipo nėra ženklų, kad ten buvo žmogus. Ir ten paskui nesigilinsiu detalės, bet žodžiu, ten už kokio pusvalandžio išvežė taip pat mano močiutę. Bet kas man buvo, kaip pasakyti, juokinga, bet kartu ir graudu, palatai buvo trečia močiutė, kuri viską stebėjo, viską matė. Kaip pirma mirė, kaip mano močiutė mirė ir jinai viską stebėjo. Bet jinai irgi tokia buvo, ten nebelabai suprato, kas vyksta, tai irgi mes ten sėdim, matom, kad mūsų močiutė jau išeidinėja, žinai, mums ten liūdna. Jis atėjo seselės, paprašym, kad dar vaistus suleistų močiutį nuo skausmo, žinai. Ir Ana, žinai, sėdi, sako, tu ir prie manęs kas nors prieikit, aš irgi čia viena guliu. Blet, galvoju, tu užsičiauk, tu nematai, kad žmogus miršta, žinai. Bet pats geriausias, tipo, jau močiutė mirė, žinai, mes ten verkėm viską, žinai, ten, mama šalia buvo, ten tikrai grūdu. Tai išsitraukė telefoną. Gal galit man padėti, aš Rolando, ten kažkokio numerio nerandu, žinai. Kui kalbuoju. Tai mama ten su ašarom, jis priėjo kažką ten prie jos, paskui priėjo prie būdžių, sako, prie jos, sako, aš negaliu, man. Tai ta pusseserė priėjo kažką, pasako, sako, palaukit ar kažką tokio, čia momentas žvakė uždegta, žinai. Bet irgi žmogus... Dega žvakė ligoninė po... Ta, kur pirma mirė, aš kaip sakau, jie neuždegė. Nes artimųjų nebuvo, žinai, visko, jinai viena mirė, o prie mūsų atnešė, uždegė. Šiaip, aš anakart, kai pasakojau praeitam podcast'e, kai aš ten ligoninėje buvau, labai įspūdį padarė ligoninė, tai dabar irgi, man, visokių ten mama papasako istorijų, ten, žinai, ir kai kurios ten buvo nemalonės, tos seselės, bet irgi suprantama, kiek jos kasdien jos tokius vaizdus mato. Bet šiaip, labai malonu, ką aš mačiau malonės sesutės, žvakė uždegė, visos užuojauta, ten viena moteriškė ten nešioja ten arbatą, ten dar kažką, žinai, irgi ten priėjo mus apsikabino ir sako, suprantu, žinai, bet jai geriau, žinai, dabar yra močiutė. Šiaip Panevėžio ligoninė čia irgi nustebau, kaip jinai suremontuota ir kaip tvarkosi, žinok. Aš vaikystėje daug gulėdavau. Panevėžio ligoninė. Vėl man montuot, žinai. Tai aš vaikystėje daug gulėdavau Panevėžio ligoninėje ir dabar ateinu, bliamonė, kai įeini ligoninę, tas pirmas, kaip ten foje. Neprimamasis. Vestibiulis. Vestibiulis. Tu kaip į muziejų atrodo, tu įeini, vis ledukai, hujukai, paveikslai, ten valgykla padaryta, ten europinio lygio, žinok, ten, tai... Šiandien su Panevėžio ligoninėje gulėjęs. Ko tau ten? Mano amžinatelis dėdė chirurgas ten buvo. Ir aš kai buvau vaikas, mūsų sveikata turėjau problemų, buvau atsigulęs į Panevėžį. Čia kai tavo apyvarpę apipjaustė? Eik tu nahu, iškirpsim šitą. Kodėl? Tai čia nieko normalaus. Aš, pavyzdžiui, neapipjaustė. Paskui žydelių vadins, blemba gatvėj. Ar rimtai iškirpt? Aš nusipjausiu. Paliks. Tebūnie. Čia, žinai, reikėtų iškirpti nebent dėl to, kad aš tai žinau. Čia va klausimas, kodėl aš tai žinau. Ai, nes tu rodai man.
Gerai. Jūs 3 broliai žiūrėjot. Nes tu rodyti, jeigu... Jum įdomu. Nes mes nematė tokių. Žydelių. Ne, čia ne tas atvejis, čia buvo atvejis, aš matai, labai su skausmus patirdavau sąnarių ir panašiai didelius, man trinėjo visur, kur galėdavau kalcio potrukį ir panašiai, tipo augimas čia fignemų ne, bet paaiškėjo po Panevėžio, kad tiesiog anginą išpjauti reikia. Ai, tau irgi pjovė? Jo, ir man labai patiko, labai geri specialistai, žiauriai faina, tu prasme, tikrai, bet čia buvo prieš Jėzus 20... daugiau negu 20 metų. Bet jau tada buvo, šiaip Panevėžys yra faina vieta. Geri žmonės iš Panevėžio. Geri žmonės iš Panevėžio. Tu nesupyk, bet man įdomu, kaip... Aš žinau, man papai atsirado, blemba, arba reikia... Ne, bet reikia susirūpinti. Susirūpink sveikata. Limfmazgius patikrinti reiktų, žinai, vėžiuką. Kaip ta močiutė, trečia, kaip jinai, jai visą šitą procesą stebėdama, kad žinai, turėjo jaustis? Aš sakau, jinai čoknuta. Žinok, jinai nelabai ir suprato. Bet man atrodo, paskui ją trečią išvežė. Tas faktas, va čia nesupyk, tiesiog, žinai, aš kartais, va kaip Homeris būna, pas mane beždžionėlė galvoju, žinai, kad tai būna kokia nesąmoninga mintis. Tu kaip pradėjai pasakot, kad kita moteriškė, ne tavo močiutė iš tos palatos, man galvoj skambėjo palata, močiučių palata. Nelabai jokinga, atsiprašau, bet tiesiog. Tarp kitko, toj pačioj palatoj prieš tai dar vieną mirė. Ten kažkaip įdomu, tai bet močiutė mano, jinai dar kol buvo sąmoninga, jinai, tipo, mama pasakoja, sako, tai šita, tai tuoj mirs, tipo, bet ten irgi jau buvo blogai, tai nežinau. Gerai, apie šitą užtengam, aš nenoriu, žinai. Padarom pertrauką gal. Ne, čia nėra, kad man kažkas jautru. Ar tu šiaip nori pertrauką? Ne, aš kamerą norėjau įjungti, būtume pertrauką padarę, dabar jau pizdu. Nu, padarom pertrauką. Padarom pertrauką. Gal dabar papasakok. Bet tai kam sakyti? Tiesiog, ta prasme, mum kūrybinis procesas, jisai egzistuoja, mes įvairias mintis galvojam, bet, galiausiai brandus vyrai esame. Ir ne jobani radistai. Galvojam padaryti skambučių prankų ir atsirinkam ten skelbimų. Ir aš vakar leidėjau labai daug laiko ieškodamas šitų ir aš 2 atsirinkau. Atsirinkęs buvau vieną, nusprendėm nedaryti, vyrai suaugę esam. Buvau atsirinkęs mechaninį antikvarinį laikrodį. Okay. Ir kitas buvo, ir aš neįsivaizduoju, kas gali pirkti, tai CD Delfinų garsai, jūros sušimas, nauja kolekcija, okay. JAV. Tai dar paaiškinu žmonėm, mes norėjom daryti, kad skambinam tipo ir kažką paprenkinti dėl pirkimo. Aš tai vieną, žinok, norėčiau vis tiek padaryti. Gal žinai, tipo, o gali atidėti tą Delfinų kompaktą, kad aš išgirščiau, kad ten tikrai Delfinų. Aš galiu taip sėdėti. Gali. Tai tu kalakutus buvai pasiėmęs? Ne tik. Tai buvau kalakutus, tada buvau pasiėmęs prostės. Kas? Prostitutų. Eik, tu bet prostitutėms skambint norėjai. Bet trans ir tipo turėjai išsiaiškinti, ką jūs parduoda. Ir multipla. Kaip suprast trans? Transseksualės? Nu taip, su pimpaliukais, mergaitės pimpaliukais. Ar mergaitės apsirengusios vyrais? Su mergaitės pimpaliukais. Nežinau, aš kaip tai veikia. Mes turim transseksualų, turim jaučiu. Turim. Žiūrėk, dar vieną skambinu dabar. Multipla parduoda. Baig. Čia multipla ta, kaip varlė? Ne, tai šlykštuma. Taip, klausome. Labą dieną, čia jūs multiplą parduodat? Parduodam. Tai nelabai kas ir nupirks turbūt. Iškart užblokuoju, blėtki, nejau. Da, niekad nebedarom tokių dalykų. Aš sakiau, kad čia bloga idėja. Bletki, ne faina. Ne mūsų dalykas. Niekad nebedarom to. Aš galiu pasakyti, ta prasme. Ir kas čia, blem, žmogui dieną sugadinau, tiesiog, tikiuosi neperskambinsis man, eikti savo. Gerai. Kaip gerai. Blet. Seniai, stipru. Gerai, buvau pirmamajam.
Irgi, vat, kadangi Davai. prieš pertrauką pagyrėm Panevėžio ligoninę, labai noriu Vilniaus Santariškių ligoninę pagirti. Ir nežinau, vienoje vietoje arba papeikimas, arba komplimentas. Čia kaip pažiūrėsi bus. Bet žodžiu, nuvariau į priimamai, nes labai buvo blogai, didžiuliai skausmai. O tai kas tau? Tai vat prieisim. Žinai, aš galvojau, kad tinkstų akmenis gal, nes, žinai, turėjęs tą priepolį. Ir, žodžiu, nuvariau su tą mintim, ten pas urologą ir panašiai, ta prasme, jisai per echoskopą nieko nemato, tai mane visiems tyrimam, ten šlapimas, kraujas, suleist vaistų nuo skausmo, tomografas, labai įdomus aparatas ir ten turbūt... Ta, kur išangė? Ne, tomografas yra tokie didžiuliai vartai, primena, kaip per Star Treką kokie vartai, žinai, kad būtų, tave paguldo ir Nu, tas vadinasi MRI, ar kaip jis? MRI yra magnetinis rezonansas, o čia yra tomografas, čia kitas. Kur išangė? Ne, čia jisai eina kažkokiais lazerio spinduliais, minkštuosius audinius ten tipo šviečia ir panašiai. Magnetinis rezonansas veikia magnetiniu principu, karočią. Padarė šitą ir švarus organizmas, jokių smėlių, jokių akmenų, reiškia ne tas ir panašu, kad uždegimas kažkokio tai nervo, skausmai dėl to dabar prieš uždegiminių, žinai, geriau. Bet nuvarau duot kraują ir kad suleistų vaistų nuo skausmo. Įeinu ir seselė tokia tik tai pukšt. Gerai, eini dabar čia už širmas, greitai maunės kelnes, leisim vaistus. Pašadą tai injekcinį, bijau, blėt. Gerai, nuvariau, atsisegiau čia. Ir jinai atvarė, cvakt, žinai, ištraukė, uždėjo jinai už rankas, imk laikyk ir jo sekantį frazę. Sėski kėdę, duok kraują. Kelnes susisiekt, leisk. Ir nežinau, ar čia tas tempas pagirt, nepagirt, bet viskas tvarkoja, atsisėdu ir jinai tą kraują įima ir sako, Jėzus, toks stambus vyras, o kraujo, sako, paskutiniam buteliukui neužteks. Ir aš ją pasisuko, sakau, jūs juokaujat, žmogaus organizme 5 litrai kraujo, ta prasme, negali pritrūkti. Bet tai matyt, čia baimė savo daro. Bet aš tai manau, kad jinai man paaktyvino baimę dėl viso to. Davai, čia greitai. Nei žmonių, nei ką, ta prasme, tikrai nėra zavalo, žinai, kad, bet jinai tokiam tempė. Ir nežinau, ar čia pliusas, ar čia minusas, visumai tai man labai patiko. Labai galiu pagirti gydytoją urologą, kurio pavardės neatsimenu, bet labai malonus prikolnas žmogus. Padarė bairis mano pavardę, bet nesakysiu iš jų. Tai žodžiu, tavo atsiliepimai teigiami. Santariškės linkėjimai, galėtumėt biški planinę lentelę susitvarkyti tik tai. Kodėl? Kas tau nepatinka? Prie reanimacijos skyriaus primamasis, kur yra skubi pagalba, tai ten skubi pagalba vaikam ir kas su plaučiu kažkokiais bairiais, o ne... Supratau. Gisla. Davai. Esi pasiruošęs kažką apie serialus? Jo, bet tu man sakai, žaidimuką kažkokį duosi. Turiu žaidimuką. Davai, žaidimuką pažaidžiam ir perėm. Mes šiandien kažkaip labai tai bet gerai, reikia ir taip, ne visi podcastai turi eiti po 3 valandas. Jo. Na, šitas tiek jaučiu gausis 1,5 valandas. Oi, mes vos nesus... Oi, gerai. Labai ne. Žaidimukas, koks čia žaidimukas? Paprastas toks, tiesiog teorinis toks klausimas. Čia teorinis ar hipotetinis? Kaip pažiūrėsi, nežinau. Ir šiaip, gal lengvas, man atrodo, tu lengvai. Žodžiu, gauni 10 milijonų eurų. 10 milijonų eurų. Suprantu, kokie čia pinigai, ne? Suprantu. Bet turi pasirinkti vieną iš 3. 7-0, Vieną iš 3 turiu pasirinkti, važiuojam. Nusižudai ir visi pinigai atitenka tavo šeimai. Altruistiška būtų. Gražu. Antras, praleidi 15 metų kalėjime ir tik išėjęs gauni pinigus. Bet žostkam kalėjime. Kas yra žostkas kalėjimas? Su gaidžiais ir su apais žaliais, vėl rudenį. Gerai, aš turiu sėdėti, neturiu galimybės rekst pabėgimo planą ir panašiai. Nepabėgsi. Blet, kiek Lietuvoje yra pabėgę žmonių iš kalėjimo? Pakankamai. Mažokai. Seniai. Pakankamai. Tu nepabėgsi. Tu gaidys bus. Atsiprašau. Ir trečias variantas?
Ir trečias variantas, tai antras jau praleidė 15 metų kalėjime ir tik išėjęs gauni pinigus. Trečias variantas, suvalgai vienu prisėdimu 20 kg šviežio šuns šūdo. Įvairių šunų. 20. Parodė, kaip tu įsivaizduoji 20 kg šuns šūdo, kaip atrodo. Žiūrėk, palyginimui. Pusę bulvinio maišą seniai. Palyginimui spurga yra kažkas apie 12 kg. 10-12 kg. Tai spurga tiek daug sveria? Tai normaliai, čia nedaug nemažai, va. Geras šuo, va. Kai žuvi, geras šuo. O, tarp akių, va toks, va. Va, du tokie, va. Spurgai nelabai, manau, patinka. Normaliai. Tik tai jinai rujoja. Jop, tavo. Ne, ką, viskas gerai. 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 Tai žodžiu, maždaug 2 spurgos šūdo. Aš manau, kad nuo šūdo galima pasigauti lygą kokią nors, kuri privestų prie rimtų sveikatos problemų, kurių galimai 10 milijonų neišspręs. Sakai, neišspręst. Blemba, seniai, aš manau, kad ten kažkokios formos hepatitą tikrai gali pasigauti ir tada tu lėtai merdėsi, kuomet organizmui kas nors darysis, ten kokį hepatitą C. Gerai, kalėjimas. Blembačkai, žinai, vat, nu, man reiktų pavyzdžio, ta prasme, koks tai kalėjimas. Gerai, imkim, kad iš jo neina pabėgti, bet, nu, koks, ar jisai toks žoskas, kur, ta prasme, ateina mane kiekvieną dieną sargai sulupa? Ne, sargai nelupa, bet sėdi kiti visokie zoniniai ten, žinai, su... Oza matęs tu? Seną serialį. Netoks žiaurus. Nes ten, ta prasme, hebra tarpusavį mados pastoviai, ta prasme. Ten žiaurus. Ne, toks, nu, Lietuvos kalėjimas. Tai kaip iš kalėjimo bėglių? Ne, aš, nelabai žiūrėjau, tas yra. Lietuviškas kalėjimas, kur yra panetkės, žinai, kad kažkas kažką pagaidina, yra ožiai, kastos yra visos tos. Gal to pasiseks normaliai sėdėti, gal nepasiseks. Kad būsi nors kartą suluptas tikrai, kad... O vienutė egzistuoja? Vienutė, kai tave vieną už blogą elgesį uždaro. Aišku. Blemba, aš tada, žinok, aš labai nenorėčiau nusižudyti dėl 10 milijonų, kad nu, vat, aš mirštu ir aš nepamatau, ar tai atneša naudą mano šeimai, ne? Tai gal bus dalykas, kur suskaldys šeimą. Tai aš labai nenorėčiau šito, kad, tarkim, mano nauda iš mano mirties atėjus yra dalykas, kuris galiausiai, nu, tipo, suskaldo, tarkim, šeimą. Tai aš galbūt, žinok, pasirinkčiau kalėjimą, bet aš atvaręs iškart kažką prisidirbčiau, kad mane į vienutę. Bet 15 metų nesėdėtum vienutį. Važiuoju. Nusižudytum tu tenai. Seniai, važiuoju. Nu, aš manau, kad vis tiek, ta prasme, tau knygą kokią nors duoda vienutį. Ar, ta prasme, ar mes esam visiškai, ta prasme, izoliuoja, kad tada, nežinau, pradėčiau su šaukštu ant sienos freską daryti. Susigalvočiau, ką nors, ką veikt. Sportuotum. Jo, ta prasme, grįžčiau su sixpacku, kur, ta prasme, koinės tarkuot galėčiau atsisėdęs vonios, skalbimo mašinas gyvenime nebereikėtų. Džinsai ištarkuočiau. Mėlynių dėmė iš džinsų galėčiau ištarkuoti. Aš tai tiesiog neimčiau tų 10 milijonų. Sakai 3 variantai ir privalai pasirinkti. Aš nesakiau privalau. Sakei? Neprivalau. Neprivalau? Ne, aš tai turbūt šūdą iš. Aš kai žmogus gyvenime moku ir bloguose dalykuose... Ne, bloguose dalykuose išvelgiu gėrio, aš vienas šūdas gal nuo kitos skiriasi, gal ten... Pagargaliuoji ten kažką, gal randi kažką ten viduje kokie... Blemba, seniai, šuo irgi laižo savo kailę, aš jaučiu plaukų būna tame visame. Tai vaida jau įdomiau. Gerai, baigiam tai. Tai toks tas mano žaidimas. Aš eisvem. Aš kažkaip čia tik tokį, ar kur pamačiau, aš biškį dar pakeičiau, papildai pagal savo. Padariau. Gerai, kai neprašiau apibūdinti šūdo kvapą, blemba, taip apibūdinęs. Nepaslaptis gyvenime, Rokas mėgsta šiaip tokio tipažo žaidimus, klausimus tokius hipotetinius, ką rinktumeis. Ir vieną ar 2 kartus tu mane iki vėmimo privedai su šitų žaidimų. Vieną atsimenu, tikrai važiavom mašiną, žaidėm to žaidimus. Stojom autostradai, kad pavemčiau. Jo, jis to sustojo, atsidarė duris, ten kažkaip, ne tai, kad vėmė, bet ant tos seilės. Ten skrandžio sultis buvo, nes tiesiog. Turiu tą savybę, turiu.
Gerai, tai geras žaidimas, galiu pasakyti. Ačiū, stengiausi. Aš labai turiu, pas mane realiai viena tema, bet jinai biški platesnė tokia gaunas. Šiaip neįdomaus fakto noriu pradėti. Žinai, aktorių Nicolą Cage'ą? Nu. Žinai, kad jo pavardė nėra Cage'as iš tikrųjų. Ne. Jis yra Nicolas Coppola. O tai iš kur tas Cage'as? Jam labai patiko Marvel komikso personažas Luke Cage, tas juodaodis nepažeidžiama oda. Ir jisai nusprendė, kad čia bus jo aktorė pseudo Nicolas Cage'as. Geras. Ir aš čia neperseniausiai prisiminiau tokį filmą, kur jisai vaidino, ten 2 filmai, tiksliau, Kodas Lobby lietuviškai, o šiaip National Treasure. Ir žiauriai geri 2 filmai apie tai, kaip yra masonų palikta paslaptis, o Nicolas Cage'as vaidina žmogų, kuris yra šeimos, kuri neša tą paslaptį, bet tai neįminama mislė, palikuonis, kuris vis dar bando įminti tą paslaptį. Ir tai yra apie, būtent pirmam filme, apie tai, kaip Amerika buvo įkurta, yra ten Benjaminas Franklinas ir panašiai įsipynė į tą istoriją ir kaip jisai šiais laikais įmena tas paslaptis. Ir lygiai taip pat yra su antru. Ir man šitą priminė būtent ir Nicolą Cage'ą patį, ir tą filmą priminė serialas Disney Plus 22 metų, kuris vadinas National Treasure, Edge of the History. Istorijos pakraštys, kažkas tokio. Ten apie actekus ir panašiai. Ir žiauriai geras serialas. Žiauriai fainas, jisai... Kaip vadinasi dar pakartoti? National Treasure, Edge of History. Žiauriai fainas, žiauriai malonus, trumpas, 10 serijų. Ir tai mane privertė pažiūrėti filmus. Aš pažiūrėjau filmus ir aš tada pagalvojau, kaip būtų faina padaryti lietuvišką tokį filmą, kad kas nors padarytų. Nes mes, manau, Lietuvoje tikrai turim dalykų, aplink kuriuos būtų galima supinti tokį siužetą. Ir aš įsivaizduoju, dabar jisai naują filmą kažkokį filmavo, mūsų pažįstamas prie jo dirbo. Ir tas režisierius Lošėjas filmą yra režisavęs, parašęs gal net, nežinau, Jonylą. Nežinau. Čia ne mano. Blemba, aš labai atsiprašysiu, aš labai nenoriu apgauti. Kol tu ieškai anekdotas dienos. Davai. Grįžta vyras po komandiruotės ir žiūri batai, bet ne jo. Paeina toliau, žiūri striukę kaba, bet ne jo. Aha, supratau. Eina į virtuvę, nieko nėra. Prirūkyta, žinai, prie lūbų dūmai. Jis nerūko, supratau. Eina į salioną, tuščia. Ant stalo kavos puodelis, kavos jisai negeria. Supratau. Atidaro miegamąjį, miegamajam guli žmona, viena. Sako, žmona. Batai, kieno? Nu, sako, čia parnešiau, tau pasimatuoti, ten nupirkau. Gerai. Striukę kaba, ne mano. Kieno? Nu, čia bendradarbiai vyrui netiko, atnešiau gal tau tikus. Gerai, prirūkyta. Kas čia? Ai, tai čia draugė buvo atėjus, čia kažką ten pašnekėti, ir čia labai rūkyt norėjo. Gerai, o salionė kava? O čia mano meilužis gėrė. Palauk, sako, meilužis. Ahujel. Tai toks anekdotas. Ahujel. Nežinau, aš bandžiau sukurti, bet neišėjo. Kaip tu paprastas galvotum? Blembačk, susinervina, vyras išeina į balkoną, pradeda rūkyti, žiūri, gretimam balkonė nuogas, vyriškis stovi irgi rūko. Sako, ką tu čia darai, žinai? Nieko, ką tik tavo žmoną išdulkinu. Arba aš kitaip sugalvoju. Jisai, o kava kieno? Ten, irgi kaiminė gėrė. Ne, sako, meilužio. Tada jisai susinervina, nueina į koridorių, nusimauna batus savo, pasigabina savo striukę, nueina į virtuvę parūkyti, iš nervų parūko, savo ir kavos išgersiu, pasiima kavos, atsigeria kavos, padeda salionę. Ir tada jis supranta, kad iš čia pats yra. What the fuck, multi-universe. Jo. Okay. Ir pasirodė, jis keliavo į laiku, bet į kitą paralelinį pasaulį. Nu, karočią, davai. Blet, tarp dimensijų. Ignas Jonynas. Girdėjau. Jonynas.
Ir aš manau, kad jam būtų galima patikėti tokio filmo statymą. Žodžiu, filmas mistinis apie Lietuvos... Nemistinis, jisai... Lemba, mistinis, tai žinai, yra su galiam visokiom ir panašiai. Čia labiau, negali sakyti ir nuotykių. Indiana Jones'as realiai. Ir aš pagalvojau, žinai, kokie galėtų būti mūsų atitikmenys pagal tai, kaip ten plėtoja siužetas, nes ten, tarkim, pirmoji paslaptis nuvedė iki laivo. Ir aš galvoju, ar mes, Lietuvos istorijoje turim tokį laivą, į kurį būtų galima įpinti paslaptį ir tada, jeigu galima įpinti paslaptį, aplink kokią žmonių grupę turėtume tai daryti. Nes ten viskas sukas apie Amerikos įkūrėjus. Benjaminas Franklinas, tipo Lincolnas ir panašiai, žinai. Ir aš pagalvojau, kodėl mūsų nepriklausomybės akto signatarų grupė galėtų būti. Nu, jie tokie mistiški biškeliai. Jo, ir ten, ta prasme, visi irgi yra, žinai, klijuojama masonai ir panašiai. Ir aš taip pasidomėjau, pasirodo mūsų bent 4 nepriklausomybės akto signatarai buvo masonai. O kas yra masonai? Tu gali trumpai apibrėžti, nesigilindamas, labai nesiplėsdamas. Masonai yra slapta bendruomenė, kuriai kaip nepaslaptis priklauso per istoriją labai daug įtakingų pasaulio žmonių ir panašiai. O ką reiškia slapta, jeigu, pavyzdžiui, tu žinai, kad vasario 16-osios 4 ten tie aktų signatarai? Jo, tai aš kaip suprantu, yra, žinai, su laiku išviešinami asmenys, kurie nebefigūruoja. Bet čia pasaulinė organizacija. Jo, pasaulinė. Jai priklauso ir lietuviai. Tai Valdas Adamkus šiaip yra narys jo. O tai gerai. Tai ne, čia yra Illuminati. Tai čia ne tas pats? Čia yra Illuminati, masonų yra, čia yra masonų simbolis. Okay. Jo. Jų yra mūrininkų, jie mūrininkai, laisvėjai mūrininkai. Tipo. O tai koks jų tikslas yra? Kam jie yra susikūrę? Ką jie daro? Užvaldyti pasaulį? Ne, jie vienijanti bendruomenė, kuri galiausiai tam tikrais ekonominiais dalykais įtakoja. Jie kaip atsvara pasauliui gavo Tamplierio atžvilgiu, nes Tamplieriai kaip ir buvo religinė organizacija riterių, kuri ten irgi saugo paslaptis tipo ir panašiai. Tai taip pat ir su masonais, bet jie labiau mokslo žmonės, kurie galbūt šiek tiek mistifikuoti. Nes yra tose visose secret societies, kaip vadinas, yra mistifikavimo. Bet to, ko nežinai, vidaus taisyklių ir panašiai, tu viską gali mistifikuoti ir ten, žinai, apipinti. Tai pavyzdžiui, iš nepriklausomybės akto signatarų buvo Mykolas Biržiška, masonas, tada Donatas Malinauskas, kai žinai, ar Neskirmanto giminaitis. Garantuotas, tas irgi hitras. Jurgis Šaulys ir Jonas Vileišis. Tai čia 4, aš daug plačiau nesidomėjau ir galvoju, okei. Čia yra žmonės, aplink kuriuos mes galėtume bildint visą istoriją ir apie tos grupės kitus narius, nes gal jie žinojo ten paslaptį, bet galvoju, koks galėtų lietuviškas lobis būti. Kada Gintaro kambarys dingo? O, nežinau, ten caro Rūriko laikai. Prie carinės Rusijos. Bet jis buvo tikrai Gintaro kambarys? Ar buvo? Buvo, man. Jo, buvo. Tai, gerai, Gintaro kambarys gali būti. Galėtų būti, ne, tas lietuviškas dalykas. O Napoleono lobis, pavyzdžiui. Vokiečių ir danų menininkų Prūsijos karaliaus Friedricho I sukurtas kambarys. Gerai. O Napoleono lobis, pavyzdžiui, ten jisai bet kur galėjo būti dingęs. Yra tengi teorija, kad jo net nebuvo realiai, kad čia irgi taip pat tiesiog pasaka. Bet galėjo jis Napoleono lobis? Koks čia lobis? Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. Napoleono lobis, tai čia visas Tai Lenkijoje irgi buvo teorija, kad Napoleono ten prieš keletą metų, ten kalnuose kažkokiais Lenkijoje rado ten tais kažkokiais, kaip tie ir surengianais ten pamatė, kad yra vėžė kažkokia užkasta tenai ir buvo įtarimas, kad ten paslėptas Napoleonas. Nes Napoleonas, kai traukės, jie turėjo daug turtų ir jis kažkur paslėpė viską. Keista, kad tu nežinai to. Ir visi galvoja, tai galiausiai yra tokia teorija, kad tiesiog nebuvo to lobį ten, besitraukiantis išsibarstė ir panašiai, ten, bet yra ir teorija, kad kažkuris yra paslėptas, yra teorija, kad Lietuvoje galbūt kažkur paslėpta, gal Lenkijoje kažkur kalnuose, žinai. Čia būtų įdomesnis dalykas. Nes būtų 2 filmus galima sukti. Nes čia, žinai, jau įsisuka ne tik Lietuva. Čia yra kažkoks pasaulinis lobis, nes anam filme irgi būtent eina apie pasaulio tipo, kad ten didžiulis lobis. Tai įsivaizduojama, ne? Napoleonas traukėsi, filmo pradžia, Napoleonas traukėsi, Lietuvoje kažkam patikė paslėpti lobį,
nes, nu, tipo, per sudėtinga traukiantis, o lietuvis nusprendžia, kad Tadas Blinda nusprendžia. Ne, bet čia skirtingi laikotarpiai, man atrodo, ne? Gan panašas, aš manau, žinau. Ne, įsivaizduoju, man žinai, su istorija. Tadas Blinda buvo per Baudžiavą, tai 1864, ne, kažkas tokio. Tai manęs neklaustų dalykų. Aš dabar 2000-aisiais gyvenu. Kada Bonapartas? Labai skirtingai. Nu gerai, šimtmečio skirtumas realiai. Nu bet gerai, tarkim, eina taip, žinai, kad nu, vat, kažkam patik ir tas nusprendžia, kad čia yra per didelis lobis, reikia jį paslėpti. Bet palieka kažkur užuominų. Lietuviškiem masonam. Pats masonas, žinai, buvo, tipo. Ir aktos, tam akte yra kokių irgi užuominų, ten kas kelintą raidę. Ne, yra kažkur paslėpta schema, kur uždeda ant to akto ir tau kokios, ten parodo ar koordinatės, ar miestelio pavadinimą, ten žiūrėk žydrai kokie, kur tai yra paslėptas. Amerikos filme Nepriklausomybės aktas Amerikos, ten buvo. Ir vat galėtų mūsų, tai vat mūsų jisai dingęs, tai ir galėtų seniai... Tai čia ne tas, kur Mažylis atrado? Nu tai atrado, bet ten, man atrodo, nėra visiškas originalas, ten originalo replika. Nežinau. Aš irgi negarantuoju, čia reiktų pasidomėti. Man atrodo, kad originalą rado. Tai gerai, bet mes jo neturim, mes jį turėjom atgrąžinti vokiečiam, man atrodo. Taip. Nebuvo, kad padovanotų jį, leido eksponuoti. Tai ant jo galėtų būti užuomina, nes, va, tipo, du masonai. Bet reikia, kas atvestų iki to fakto, kad tu sužinotum, ne, kas ant to žemėlapio. Okay. Ir vat filme pirmasis vedamasis dalykas buvo mislė, kuri atvedė prie laivo. Ir aš galvoju, blemba, mes lietuviai, nu ar mes turim kažką? Mes turim. Vienintelį Lietuvos karo laivą. Žalia, bet... Ai, galvoju apie mislę. Prašau. Žalia, bet ne agurkas. Pasaulio 16 aktas. Jo, tai mes turim vieną karo laivą. Žinai? Turėjom. Tai tas, kur Klaipėdoj plūduriuoja, kur restoranas? Ne, jisai paskandintas yra, jisai Kem 5, man atrodo, nuskendo ant Suomių minos užplaukęs. Čia tas Nevytis, koks tas ten Gediminas. Prezidentas Smetona. Žinau, jo, nu. Ir, va, ta prasme ir įsivaizduok, tu esi šeimos atstovas, turintis myslę, bet tu nežinai nieko, ne apie signatarus, žinai tik myslę, kuri galiausiai tave nuveda prie laivo. Laivo kapitonas buvo Tado Daugirdo sūnus. Kas yra Tadas Daugirdas? Tadas Daugirdas yra žmogus, kuris Lietuvos trispalvę pasiūlė geltoną spalvą. Jisai buvo labai didelis Basanavičiaus draugas ir jis vienas iš, man atrodo, signatarų. Kai čia viskas susiję. O kodėl geltona spalva? Auksas? Auksas? Blet! Eisim Gyslą Lobio ieškoti. Aš suprantu, kad mes čia kūrėm, bet kiek čia dalykų yra, kur ir... Jo, jisai archeologas, dailininkas. Archeologas, žino, kur užkasti. Tie ten kapsto. Jo, tai, dėl signataro buvimo pamelavau. Nebuvo jisai signataras, bet Basanavičiaus draugas, kuris prisidėjo prie vėliavos kūrimo. Nu, tai va susiveda galai. Ir, ne, ateinam iki Basanavičiaus. Ir yra Basanavičiaus žmona, man atrodo, Vokietaitė yra. Yra jos dienoraščiai likę ir kažkas tokio. Ir jos dienoraštį yra sekantis kodas, tarkim, kuris atveda iki nepriklausomybės deklaracijos. Taip. Tik tai tada po kuo iš tarpukario Lietuvos kokio objektų būtų galima paslėpti kažkokį tai lobį. Nes atsimink, Vilnius nepriklausė tarpukario Lietuvai. Nevemk. Reikia taip padaryti. Jinai turi vieną tokią lygą, jai trachėjos susiaurėjimas ir jinai kartais netaip įtraukia orą ir būna. O tu, blėt, ant pečių kilnuoji. Puską dar geriau, pratampau trachėją. Tai tarpukario, tai čia Kaune tada turėtų gal kažkas būti, ne? Aš turiu idėją, bet aš noriu, kad tu pakištum. Ką, žinau, tas parodos kalnas koks. Istoriškai svarbu objektą. Soboras koks. Soboras variantas, bet prezidentūra. Okay. Poje kokios nors slapta patalpa. O tai tu nenorėtum, pavyzdžiui, knygos parašyti tokia tema? Čia blema gauts super. Būtų fain. Nes aš kažkada turėjau mintį parašyti, ką aš ten turėjau, detektyvą, man atrodo, apie tarpukario Lietuvą. Bet, čia aš kadangi nesu labai istorikas, tai man per daug reiktų darbą įdėti. Bet va tokį, tai čia biškai pasigilinus, įdėjus kažkokių ten faktų, čia taip rimtai galim knygą būtų parašyti. Ja.
Nebandot nieko. Kai išei šitas video, aš jau būsiu patentų uždėjęs. Negalvokit. Bet aš pirkčiau, skaityčiau. jeigu Janinas parašys man, aš atiduodu jam teisę, kad pagal šitą mintį filmą padaryti. Tai va, tai... Per kitą podcastą kursim fantastinį filmą, įtrauksim Geležinį vilką, kad iš tikrųjų buvo Geležinis vilkas. Davai. Pagal žvaigždžių karų tematiką. Tai va, tai man šitą visą pakišo, atsakau, serialas, kuris visą tą priminė. Ir tas serialas, aš noriu antrą sezoną. Aš labai noriu antrą sezoną. Ir aš galvoju pasidomėsiu, ar yra. Okay. Ir nes jisai 22 metų. Tai natūralu, kad 23 galbūt Disney Plus'as neatnaujino antram sezonui. Spėk dėl kokios priežasties. Neįsivaizduoju, nežinau. Tai priežastis tam yra, kad šiuo momentu Disney Plus'o platformai visi labiausiai pinigus pelno nešantis dalykai yra Marvelo serialai ir Žvaigždžių karų serialai. Dėl to jie nusprendė padaryti stopą. Blemba įdomus. Ir va šitas man irgi dar priminė tokį dalyką. Žinau, kad dar toli šviečia visiems, bet aš tai jau gyvenu kalėdiškam nuotaikom pavasaros, man visada tai flipina. Tai Helovynas dar? Jo, Helovynas, uosto šlepą, kalėdos, rūgas. Ir aš pagalvoju, labai dažnai žmonės turi keistų kalėdinių filmų, ir čia bus rekomendacija link sezono iškart, keistų kalėdinių filmų peržiūrimą. Yra, vienas namuose, tikrai kalėdinis, visi žiūri. Aš kiekvienais metais žiūriu. Yra kas prieš kalėdas žiūri Harry Potterį, visą peržiūri ir panašiai. Tai, būna. Die Hard su Bruce Willisu, šiaip yra kalėdiniai filmai. Aš čia neseniai girdėjau tą. Jo. Tai Die Hard kietas riešutėlis. Taip, kietas riešutėlis. Labai nustebino mane. O mano kalėdinio periodo guilty pleasure yra Žvaigždžių karų visą sagą peržiūrėti. Visą sagą. Na, tai čia 2 dienų reikia. Ir aš jau pradėjau. Eik šis. Ir aš jau pradėjau. Ir Eik žemę. Fucking tiem, kas nėra matę arba heitina Žvaigždžių karus, aš labai rekomenduoju pažiūrėti Obi-Wan Kenobi serialą, buvau nematęs. Aš nematęs. 6 serijos. O tu žiūrėjai dabar čia kažką? Va, šviežiai užvakar pabaigiau. Žiauriai geras, labai rekomenduoju. Su Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan Kenobi. Ir žiauriai geras, ir ta prasme, jisai įmeta tarp pirmų 3 ir tarp 1, 2, 3 ir tarp 4, 5 ir 6 Žvaigždžių karų filmų į tą tarpą tave, bet tas visiškai nemaišo ir jeigu patiks, pažiūrėkit Žvaigždžių karus per kalėdas. Pažiūrėkit fucking Žvaigždžių karus. Man asmeniškai aš anksčiau nepatiko man tie Žvaigždžių karai, bet mano žmona Agnė ten užvedė, žiūrėjom, bet kai jau pradėjo čia kepti tuos naujus, man jau per painu, tas pats man su Marveliu irgi. Man irgi žmona užkabino, žiūrėjau viską, paskui kai čia prasidėjo tie multiversi serialai kažkokie, net mano žmona Agnė, jinai mėgsta viską, bet jinai pati sako, jau man ir pačiai biškiau čia per painu. Mes tarp kito dabar žiūrėjom neseniai 3 Galaktički monstrai rusiškai. Kaip angliškai? Guardians of the Galaxy. Tai irgi buvo tokių, kažkas atsiranda, kas čia toksai. Iš kur tasai, žinai, jau biškių per daug visko, ten maišas viskas. O tu matęs tą Guardians of the Galaxy 3? Liūdnas labai. Jis žinai, kas labai veikia. O sutinki su faktu, kad stebėt, kaip gyvūniukai kenčia. Yra visai kitas dalykas negu vaikas. Žmonės tegul miršta, vaikai dvesia, pofi, blemba. Mes abu sėdim tokie jau taip. Blemba, čia labai liūdnas. Liečiančios vietos buvo tokios. Bet žinai, kas man nepatiko ir man nepatiko, kad labai jaučiasi, kad Marvelis jau labai pataikauja žiūrovam. Tai jau tas, galvojau, mirsta šermonėlis, žinai. Šermonėlis. Barsukas, whatever. Ir jau blemba, jau galvoju, jisai mirs, liūdna, bet jūs to kaip ir susitaikai, tai yra filmai, miršta filmuose dalykai. Nemirė. Okei, žinai. Nes ir buvo gandai, kad mirs kažką, žinai. Tai, o gal kaip tik čia yra tas dalykas, žmonės pasileido, susikūrė gandą, kad mirs ir padarė. Blemba, man toks... Arba paskui irgi, jau pabaigoju tasai, neatsimenu, aš veikėjau vardų. Žmogus iš jų visų vienintelis. Quinn. Kas? Quinnas. Star-Lordas. Star-Lordas, jis irgi ale mirė, žinai, jau jis ten sulėdėjo, išsipūtė, jau ten ašarėlę braukiam. Išgelbėjo jį. Tai blemba, jau antras veikėjas, kur miršta, bet nemiršta.
Arba tu jo nežudyk, arba tu jį nužudyk ir viskas. Tipo, nes man tai normalu, kad tokioje sago, žinai, čia galima vadinti sago, nužveikėjai miršta. Tipo, ir čia man jau toks, pataikavimo žiūrovai, toks, nežinau, man jau per daug popsiukas toksai pasidarė. Aš galimai norėčiau tau pritart, bet aš noriu pamatyti, kaip visa fazė praeis. Nu, dar turi daug fazė filmų, galbūt jisai blemba kažkokią labai svarbų įtaką turės. Nes pavyzdžiui, Žvaigždžių karuose irgi šitas dalykas yra, kur atrodo jau viskas, nu, turėtų ten kažkas, žinai, numirt ir nenumirsta. Nes ten ir su Han Solo ir panašiai, žinai, situacijos. Ir tu Žvaigždžių karus paminėjai, žinai, seni, man pirmie 6 filmai, ten iš 80-ųjų ir iš 2000-ųjų jie buvo kažkas tokio. Ir čia paleido tą 3 trilogiją. 7, 8, 9 epizodai. Ir... Man tas pirmas filmas iš tų naujų, kur išėjo, na, aš nežinau, tu pavadinu, mes ėjom kino teatrą, man tai labai patiko. Daug kas kai pradėjo heitinti, tipo, čia naujas, čia sugadino, aš man toks, aš sakau, čia gerai yra. Bet kas paskui pradėjo kepti, blem. Man buvo tai, kad sugadino. Eiktų. Man buvo tai, kad sugadino, nes man daug dalykų buvo kopijavimas iš anų filmų. Bet tai normalu, nes... Planeta tipo, atitikmuo Mirties žvaigždės tipo laivas, atrodo grinai. Ir siužetas su jie, kas jai nutinka ir panašiai, visą tą atitinka ir aš toks, kokia čia kopija, aš net užmigau. Aš belenkoks fanas Žvaigždžių karų kino teatre užmigau per tą filmą. Ir man buvo ta mintis, kad Disnėjus paėmė ir sugadino franšizę. Bet... Man tik išjauti, kad veršė Star Trek. Nes, pavyzdžiui, man Star Wars. Tai mes apie Star Treką dabar. Ne, Star Warsus. Ai, tai tada. Ne, kavai. Sugadino. Blem, nu aš jau tų ginčių daug turėjau su žmonėm, aš nenoriu vėl dabar veltis, bet... Čia skirtingos nuomonės. Matai, aš nuo senų laikų fanas, man sentimentas yra. Bet man tas sentimentas irgi spėjo susikur, žinai, man Agnė ten daug parodė visko. Ir tas, kai naujas išėjo, jisai, tipo, jau Star Wars jau užsibaigė viską, jau tu net nesitikėjai, kad daugiau bus ir išėjo dalis nauja. Bet ten išlaikytas tas senovinis ir tie garsiukai, ir efektai. Taip. Ir toks, wow, tipo, tas pats stilius ir papildo dar. Ir tipo, kaip vaikas tu džiaugiesi, tipo, kaip, aš nežinau, kaip ką palyginti, kad tu nusiperki šokoladą, įvalgai ir, suvalgai užsėdi. Ble, dar vienas šokoladas buvo. Ir tipo, nu, vat, kaip tik. Bet paskui, kai jau pradėjo ten dar tas serialas, čia dar kažką man jau buvo, tipo, jūs, hebra, kepat pinigus, jau žinai. Čia mano nuomonė. Okay. Man nesukėlė šito efekto. Tau nesukėlė, man sukėlė. Nekel balso visų pirma. Visų pirma, nekel balso, gerai? Suda, vaikeli, piemenį. Kelintų gimimo tu, visų pirma. 8-9. Pisprot. Gerai, o gal nori pertrauką pasidaryti? Aš mišnu. Ar nori užbaigti sakinį? Aš manau, mes užbaigėme aplamai visą šitą. Serialai, mano nuomonė, išgelbėjo. Nauji tie einantis Obi-Wan Kenobi, Han Solo filmas, tada Mandalorian su Baby Yoda. Ir serialai buvo ir kitų filmų. Tik jie buvo kompiuterinės grafikos, animuoti ir panašiai, jie ėjo. Ir jeigu Disney Plus atsidarysi timeline'ą kaip žiūrėt, tie serialai eina tarp filmų, kad išlaikyti visą siužetinę liniją. Okay. Tai mano nuomonė yra išgelbėta ir pažiūrėkit per Kalėdas. Nu, ko nori? Tai nežinau, kažką sakyti norėjai. Prieš pertraukėlę. Aš matai... Vėl galvo žmonės, kad tave mušiau. Matai, po praeito mūsų podcast'o Geri fruktai, mes ten biški, kaip čia, buvom apsipykę, neapsipykę. Mes čia skalbinius kalbsim. Nu, davai. Ne, tu davai tokią pastabą ir aš išklausiau, kad aš biški stabdau tą, kai tu kalbė apie ten serialus, filmus ir panašiai. Bet aš tave išgirdau. Ne, žmonės davė. Gal ir žmonės davė. Ir dabar aš biški girdiu. Kaimynas čia alkoholikas noriu. Degtukų paprašyti. Aš biški išklausiu tas ir dabar aš to biški daugiau leidau. Ar pasijuto? Jo. Seniai, atsiprašau. Mes mokomės, ne? Jo. Mokomės. Ne? Aš nežinau, aš labai bijau, kad šitam kažkas. Nu, aš jau tau kalbėjom, pasakojau. Tu irgi mokys, abu mokomės. Žmonės, jeigu turit pastabų, ar dėl manęs, ar dėl Gislo, gal kažką daugiau reikėtų kalbėti, gal mažiau kaip tik, gal nori temas pasiūlyti, vienas, tarp kitų žmogus yra pasiūlęs temą. Mes turėjos DMK, jo reperis, linkėjimai. Linkėjimai, Donkė. Ir mes
jo pasiūlytą temą tikrai paliesim. Kitam kartą. Bet žmonės, jeigu kažką turit, duokit mums. Ar norit pagirti kažką, bendraujam žmonės, seniai ir senės, bendraujam. Pasišnekam, ką, negalit? Jo. Tai va, ką dar turim aptarti? Aš manau, kad viską žinau. Tai ką mes pertrauką darom? O klausyk, kaip tau Lenkija? Papasakok kažką apie Lenkiją. Ką tu toj Lenkijoje matai, ko ten vis važinėjai? Ne, nu šiaip, ta prasme, mes su Hebra Bernvakarį kažkada buvom švest Zakopaniai, tai dabar gavos irgi, tipo, kad nuvariau į kalnus, biškį patrekint. Tai čia ten vaikščiai? Yra įdomus dalykas. Trasos dažnai turi spalvas, kurios indikuoja trasų sunkumą. Tai natūralu, kad juoda trasa yra sunkiausia, ten žalia lengva ir panašiai. Ir blembački, mes tada su bernais per Bernvakarį kopėm į Gievontą. Ką tokį? Gievontą, kalno viršūnė, ant kurios yra kryžius. 15 metrų, man atrodo, metalinis ir ten vos ne kaip žaibolaidis. Ten gražu būtų pasikarti. Bažnyčia tau padėkotų. O, palauk, turėsiu dar vieną dalyką, norėsiu tavo nuomonės paklausti. Čia plačiai nuskambėjęs dalykas. Tai žodžiu, kopėm su bernais, bet mes iš 8, man atrodo, tik 5 užvarėm. Čia dabar? Ne, per Bernvakarį. Ir tada, taip, atrodė, žinai, tipo. Bet sekančią dieną turėjom 2 dienas varyti, nevarėm, nes buvo kas sakė ryte atsikėlęs, aš nejaučiu kojų. Ir žodžiu, dabar varėm. Ir prieš varant norėjom pasidomėti dėl trasų, žinai, sudėtingumų, to prasme ir panašiai, ir pasimėm bukletą. Ir ten nesąmoningai tos trasos sužymėtos. Matau, kad juodos trasos eina per slėnius, to prasme kažkas, tipo ne taip. Davai į Google, žinai, tipo skaityt, tipo trasų spalvos nieko nereiškia. Kas čia, what the fuck, žinai, tipo. Ir Zakopaniai yra tipo, informacijos centras. Užėjau, jauna Lenkaitė dirba ir aš ten su ją angliškai, tipo, about track difficulties. Ir jinai tokia, doesn't mean anything. Ir to prasme, sakau, tai kaip man žinot, kurios trasos, žinai, sudėtingos. Sako, pasiskaitykit blogus. Ir esmė yra, kad Lenkijoje Zakopanės kalnuose, Tatrose, Tatrai, man atrodo, skaitosi, trasų spalvos nieko nereiškia ir tu gali užsišokti nežinodamas. Geras. Ir mes ėjom ten link vieno tokio ežero, iš pačios Zakopanės, ne prie kokio Morskio oko, kur tikrai nėra ten sunkus kelias. Tai gavos taip, kad grįžinėdami pasirinkom atšaka grįžti. Ir mūsų išvada buvo, kad mes iš pat pradžių rinkomės, kuriuo keliu eit. Jeigu mes būtume tą atšaką, kurią grįžinėjom pasirinkę eit, visada būtume nesuvaikščiai. Tiesiog, nes nafik, ir dar lietus užpuolė. Bet šiaip žiauriai gražu, žiauriai fainas restikas yra Kristina. Ten, kur basų tokias? Jisai yra geriausias restikas Zakopaniai, ten oficiantas ateina ir tau barščią huienį. Geriausi barščiai, nesu geresnių valgęs, sapnavau barščių sekančių naktį. Ir ateina tau, ta prasme, matai viską, kas yra indelyje ir tada ant viršaus tau barščių visą sultinį užpila. Ant kepsnį už karčiuvę pirmą kartą gyvenime ten valgiau. Žiauriai faina buvo, žiauriai skanu, labai adekvačios kainos lyginant. O tai kiek tu ten laiko buvai dabar Lenkijoje? Mes varėm į Varšuvą, iš Varšuvos į Zakopanę. Tai Zakopanėje 3 paras prabuvom. Tada iš Zakopanės varant sustojom Krokuvą ir vėl nuvarėm į Varšuvą. Varšuvos moksį viešbutį žiauriai afigenas. Čia mokslas tas pas, kur Kaune pas mus. Jie pasaulinis tinklas. Ir ten žiauriai fainas rajoniukas, mikro įsikūręs, toks hipsteriškas, buvusios degtinės gamyklos teritorijoje ir tas mokslas tenai įsikūręs. Ir žiauriai faina atmosfera, žiauriai faina ir stikiukai, šiaip žiauriai faina. Labai rekomenduoju, labai irgi mokslas adekvati kaina. Nes pas mus Kaune mokslas toks atsipolė prestižinis viešbutis. Jo, bet šiaip, žinok, lyginau kainos, tai panašiai rodo. Bet priklauso nuo momento, nes dabar kitiem metams su pusėserėm planuojam kelionę į Italiją. Ir Lenkijoje dar ten prieš tai koncertas, Jėzus neatsimenu, rugpjūčio 1, 2, 3 dienom ten jis yra Taylor Swift. Jo, man atrodo, Taylor Swift atlikėjas. Atlikėja, jo? Yra tokia. Tai... It's me, hi, I'm the problem, it's me. Man atrodo, jo. Tai 4 kartus ar 5 kartus didesnė kaina negu va šiaip. Nes mes už 3 žmonės 102,8 ar 108 tipo. Sakai, dar kažką mano nuomonės klausė apie bažnyčią. Karas Ukrainai.
Mano nuomonė, pasisakė popiežius dabar ten, žinai. Bet aš negirdėjau, ką jis tam pasisakė. Kad jisai didžiosios Rusijos istorija, kultūra ir panašiai. Ir mačiau, neatsimenu kur, tik tai, bet kažkas labai fainiai parašė, kad Vatikanas. Vatikanas, geras. Vatikanas. Aš žinok, pasakysiu, aš pamačiau, kad jis ten vėl kažką klėdė, aš neskaičiau, nes man antiek nusispjaut, ką jis ten šneka. Aš jau taip nurašęs tą Vatikaną. Aš nesu tikintis, bet aplink mane yra tikinčių žmonių ir viskas ok, man religija, pavyzdžiui, aš norėčiau būti tikintis, man būtų pasaulis paprastesnis, bet tiesiog aš nesu tikintis, žinai. Bet man pats tas, kaip čia pasakyti, valdymo forma, ta visa, tas bažnyčia visą tą man, aš nesu, čia atskira tema, žinai, čia galima atskirą podcastą. Bažnyčia reikia žiūrėti kaip institucija. Taip, man, tiek ten feiko, tiek ten nesąmonės, kišimas dabar į tą politiką, Bet žiūrėk, su jais gaunas taip, kad Vatikanas realiai yra valstybė, bet mes kaip pasaulis jų netraktuojam kaip valstybės. Kaip krikščionių teritorinė atstovybė mes juos traktuojam vos ne. Ne? Bet jie patys norėtų save vadinti kaip valstybė. Bet jie, mes traktuojam. Pasauliniu lygmeniu mes šiaip juos traktuojam kaip valstybė, nes turi vėliavą, turi teritorinį vienetą jo. Bet valstybės viduje į juos mes, vos nežiūrim taip kaip į valstybę. Mes žiūrim kaip į kažkokią tai organizaciją, ten pamparam, patriarchas, atstovas, nes jis turi politinę galią tikinčių žmonių atžvilgių. Ir dabar Lietuvagi paprašė, kad ateitų Vatikano atstovas pasiaiškinti užsienio reikalų ministerijai. Tai mačiau buvusių ministrų pasisakymus, kad nėra istorijoje pas mus tai buvę. Ir aplamai, ar plačiuoju spektrų pasaulio istorijoje daug tokių atvejų yra. Man atrodo, ant rankų pirštų būtų galima suskaičiuoti per paskutinį šimtmetį. Tai mano žmona Agnė, reiks ją pasikviesti, kad tai podcastą, gerų išvalgų turi. Gerai pasakė, tai gerai, kad pasikvietė, gal paskelbsim Vatikano teroristinę valstybę. Ir taip, realiai galėtumėm. Tai čia kai aš ėjusi. Reiktų uždaryti atstovybės, bažnyčias. Tai palauk. Kaip ten buvo su stačiatikių bažnyčia, kai karas prasidėjo? Ten kunigai nusišalino kažkaip ir ten kažkas juos priėmė, kažkas buvo. Kitas graikų ar kieno ten. Ortodoksai kiti kažkokie. Nes, blemba, neteisinga, ta prasme, tokie pasisakymai. Ir kokia kultūra? Aš skaičiau, žinai, kažkokią politologo užsienio pasisakymus, kad gal jisai per tai bando paskatinti dialogą ir mes per daug sureikšminam akcentą, bet kitokių būdų būtų yra paskelbti. Jo, ta prasme. Važiuok į Rusiją, pašnekėk su Putinu. Tuo labiau žinai, kad, blemba, mes kalbam apie, tu esi krikščionių katalikų atstovas, tengi stačiatikiai, jie turi savo infrastruktūrą. Taip. Į ką tu ten kreipies? Tai. Aš mačiau kažkur postą Facebook'e, irgi apie tą kultūrą, rusų kultūrą. Ir labai gražiai buvo surašyta, autoriai žymiausių rusų visokie ten, Dostojevskį ir panašiai. Ir kad taip, jie turi tos kultūros, bet reikia vertinti tai ne kaip rusų, o kaip jų individualių kultūrą, nes dauguma jų yra pasaulietiški, jie ten kažkur mokėsi, ten Italijoje, dar kažkur, žinai, jie matė pasaulio yra, jie tiesiog kūrė Rusijoje ir labai įdomu buvo pasakyti, žymiausiai tie išvardinti, aš daug ko nežinau, bet ten buvo žymių pavardžių, dauguma jų rusų buvo nužudyti, ištremti, nubausti, tarsi didžioji dalis tų žymiausių, kur ten jie gyrėsi kultūrą, buvo pačios Rusijos nubausti. Ir smerkė carinę sistemą, tarybinę sistemą. Ir jie, kultūra, bibis, viskas kopijuota, blemba, ką ten savo turi. Vinipuchas. Mikė Pukutukas, tiksliai blemba dabar kaip pasakyti. Vinipuchas. Taip, tas pats, pagadygiai, ten Tomas ir Džeris realiai. Ne. Bammargis? Ne, bandžiau prisiminti kūrėją visų tų, bet... Fridiničkinas, Visatotopškinas. Ne rusų, Tomo Džerio, ten Looney Tunesų, visų tų. Yra kultinis pavadinimas, bet, autoriaus, bet aš vis pamirštu.
Disnėjus vol? Ne. Looney Tunes, Bugs Bunny. Nežinau. Nesvarbu, seniukai. Gerai, aš kitam kartui. Kitam kartui. Tai va, bet su rusais. Šiaip daug žmonių, žinai, yra kaip. Tarybinė valstybė, vieni buvo apėmus labai daug kitų valstybių, Gruzija ir panašiai. Ir jie bando prisikabinti nuopelnus, nes ten gimęs gruzų šeimoje, bet gimė persikėlęs į kokį Peterburgą. Arba perkeltas. Tai, Blet, nahu. Tai aš tiesiog galiu pasakyti galvas, tegul išsiplauna. Debilai, blet, jibani. Ir visa ta valdžia jų turėtų greičiau sugriūt, kad tvarka pasaulyje būtų. Labai helovyniškas šiaip mūsų. Palauk, čia dar ne helovynas. Palauk, kai bus kalėdos, mano vėlinė žmona Agnė, jinai čia ruošia tos dizainus mūsų, tai čia, jeigu čia gražu, tai dėkokit, bet sakė, kalėdam jinai, vaikyti paruoš čia mums, paruoš. Oi bus. Viskas, ką, seniau grįžam gal? Gerai, tu pakuokis, valgyti, varyk, aš Gerai. Pasimatysim kitą kartą, davai, o aš einu miegoti. Gerai. Labanai. Paduškytis nereiktų. Gerai, sekit visur Instagram'e, Facebook'e. Šiaip TikTok'e. Mes dedam labai gerų ištraukų jokingų į TikTok'ą, tai reikia į TikTok. Žieptuvėlį dabar. Blet, ką tu? Tai vis tiek iškipsim. Gerai. Iškipsim. Davai. Viso pakuojamės, ne? Nebuvo imta. 13 minučių. Nebuvo imta? 8 minutės. Ai, blet.